Сегодняшней игры. В какой-то мере даже с нами сыграло злую шутку это удаление, которое произошло. Как-то появилась еще какая-то дополнительная нервозность, хотя при всем при этом были у нас моменты, где мы могли выжить. Ну, это футбол, им всякое бывает, и нас ждет еще ответная игра, на которую, конечно, будем настраиваться как на победную. Iš tikrųjų, tai nepatenkinti rezultatu, jiems tiktų pokštų galbūt netgi tapo ta raudona kortelė, kuri galbūt atpalaidavo komandą šiek tiek ir dabar jau visas šitos rungtynės yra praeitis. Dabar bus bandymas nusiteikti kitom rungtynėm ir būtinai laimėti. Всегда сложно говорить о том, что мы ожидали, учитывая удаление у соперника. То есть, понятно, что был первый тайм, где шла борьба за инициативу. Тогда, когда удаление произошло, понимаешь, команда, которая играет в меньшинстве, она прижимается к своим воротам, соответственно, нам приходилось большими силами идти вперед. Klausimas buvo apie tai, ar pamatė tai, ko tikėjosi, tačiau treneris sako, kad sunku kalbėti apie namų darbus, kai parodoma raudona kortelė. Tai yra futbolas buvo visai kitoks ir negu tai, kas planuota. Galiu pasakyti, kad susitikom su tikrai stipria komanda. Tas buvo galima just ir žaidėjai tikrai matosi pajėgi komanda. Ir nedaug turim tokių varžybų. Galbūt metuose, gal vieną ar du kartus turim tik tai tokias varžybas. Aišku, galbūt jautėsi žaidėjų biški nervotumas ir nebuvo taip lengva. Aišku, pirmą kėlinį galbūt daugiau vyko kova dėl iniciatyvos, be ypatingų momentų, galbūt prie vartų, bet antram kėlinį vis tik tai, manau, įtakos turėjo raudona kortelė, kada reikėjo daryti korektyvas taktiniai schemai, reikėjo keisti Radavičių dėl traumos ir aišku susidarė tokios situacijos, kada varžovai galėjo porą momentų turėjo. Aišku, nusišypsojo sėkmė tuose momentuose, bet iš to futbolas susideda. Bet džiugu ir padėkoti noriu vyram už tą kantrybę, už tą kruopštų disciplinuotą darbą, tą atsidavimą, kurį šiandien parodė. Ir džiaugiuosi už tai, kad mes turim galimybių ir turim šansų važiuoti į Borisovą, reiškia bandyti pasiekti mums reikalingą rezultatą.